kuri iš tikrųjų tais 1875 spalio 22 dieną padovanojo dangus, aišku, pirmiausia tėveliam, o paskui jau visai Lietuvai šitą būsimąjį vyskupą. Ir ne tik vyskupą, kai pasakai tik vyskupą, tai jau čia mums pasauliečiam ar jauniem tai atrodo, tai ką čia norėt, meldis ir viskas, ar ne, tai ką čia. Viskas jiems čia buvo gerai, eina katedra graži, kur eina ten kilimai, kur kėdės pastatytos gražios, atrodytų, kad čia taip viskas ir yra, betgi šitaip tai nėra. Tuo labiau, kad vyskupas Kazimieras augo, pradžioj tai gražiai kunigas Markas pradėjo pamokslę, kad Lietuva, carinės Rusijos pakraštys ir ne tik, juk 1863 metų sukilimas praktiškai ką tik pasibaigęs. Kas tai yra tie 8 metai po jo, kai jis gimsta? Juokas. Taigi teberaudoja dar Lietuvos šeimos, tėvai, broliai, sužadėtiniai, mylimieji, kurie jau išėjo į sukilimą, juk jie arba išžudyti, nes be gailesčio juos niokojo carinė kariuomenė, arba ištremti į Sibirą. Suniokotos šeimos. Ir tokioj dykynėj ir dar ne viskas. Juk žinot, kad po 63 metų sukilimo Muravjovas, tas vietininkas, Lietuvoje paskirtas, uždraudžia lietuvių kalbą, apskritai lietuvišką žodį. Čia šitoj šiaurės Lietuva mes iki kol prieina ten, kur Kuršo gubernija buvo, arba ten, kaip čia jums pasakyti, už Palangos, į tą pusę, už Suvalkijos, kuri jau link Lenkijos, negalima nei lietuviškai kalbėti, nei lietuviškai rašyti, nei lietuviškai skaityti, nei kur nors lietuviškai išgirsti žodžio. Ir jeigu jau šventoriui, sako, žandarai galėjo paimti iš tavęs, ištraukti iš kišenės maldaknygę, kuri buvo dar leistos Valančiaus laikais, ir už tai tave bausti, tai jūs įsivaizduojat, koks čia tamsuma darosi. Tai kai mes pradedam dejuoti, kokie čia pas mus betvarkė, ajajaj, kaip čia mums baisu, tai neužmirškim, kokia mūsų praeitis. Ir kiek buvo ta kova už tą lietuvišką žodį. Ir auga Kazimieras didelėje gražioje šeimoje, čia tas Gailionis visai čia netolygi, tarp va čia bus Pamūšio, Lenkova, Pamūšės, Gailionis, pravažiuosim šiandien ir čia tuoj pat Joniškėlis. Čia labai tas gražus ir viskas čia arti Panevėžio. Ir susipratę labai šeimos žmonės, labai tėtis, labai garbingas, nemokytas, bet va tie senieji mūsų kaimo žmonės išminčiais kalbėjo laisvai keliomis kalbomis. Jis buvo Gailionių kaimo, kai būna ta šviesuomenė ar tos bendruomenės galva, kai susitelkė viskas. Ir teisėjas, ir tas, kuris rūpinosi pamestais ir vienišais ar beglobiais vaikais, senai žmonėm, viskas susitelkdavo į Paltaroką, tą garsųjį, tikrai šeimos tėvą. Tai įsivaizduojat, ta šviesa. Ir dar yra kas svarbiausia, į tuos namus atvažiuodavo, jūs, turbūt, man atrodo, praėjo literatūros istorija, 19 amžius. Tai atvažiuodavo pats Jurgis Bielinis, juk žinot, kad jį vadina knygnešių karalium, kai viskupas šitas Valančius, supratęs, kad pralaimėta viskas, bet tie didžiuliai jo diplomatiniai sugebėjimai, jis suprato, kad reikia Lietuvoje finansuoti Prūsijoje leidžiamą lietuvišką literatūrą ir ją gabenti va čia, pas mus į tą didžiąją Lietuvą. Niekam nieko nesakant, jisai ir iš Lietuvos važiuoja, jis surasti tie žmonės, kurie drįso gabenti lietuvišką žodį per sieną ir nešti čia į Lietuvą. Ir tas knygnešių karalis, tai buvo Jurgis Bielinis iš Biržų krašto. Tai jis atvažiuodavo pas Paltarokus, slapta, aišku, ten 2 dugnų vežimai, kur slėpė knygas. Bet jau čia ir Gabrielė Petkevičaitė bitė, man atrodo, jūs jau skaitėt ir puikiai žinot, kaip buvo slepiamos knygos ir kokia tai buvo rizika. Tuose namuose šviesa jau sklido iš lietuviško žodžio.
O motina, kaip jie sako, tai jau mylėjo vaikus vištos meilė. Žinot, kaip ten visus po savo sparneliu pridengti. Turime mes tokių mamų, gal nebedaug, bet močiutės tai tikrai tokios. Vaikelė ir pavalgė, ir apsirengė, ir tau nesakiau, bet iš meilės bara ir rūpinasi. Bet turėjo vis tiek labai laisvą mamą prigimti. Jie čia visi, tėtis nuo Švobiškio, mama čia iš kažkur kilusi, jie čia vietiniai visi. Tai kai kunigas Kazimieras, būsimasis Kazimieras rinkosi kunigystės kelią, jis pats rinkosi. Va dabar jūs patys renkatės kelią. Jokių prisakymų, nors paprastai jau sako, tai tėvai visada norėdavo, kad vienas sūnus išeitų į kunigus. Jokio nebuvo sakymo, jis pats labai jaunam amžiui kažkodėl supranta, kad jis nori studijuoti seminarijoje. Ir tik tai man tas, kad paskui neužmirščiau to, kai rytą jau turi po stojamųjų, jis jau turi išvažiuoti į Kauną, į seminariją, rytą atsibunda Kazimieras savo lovoj, o prie jo sėdi mama. Ir žiūri į savo vaiką miegantį. Ir žinot, ką jinai pasako jam? Vaikeli, jeigu pradėsi, tai baig. Bet jeigu kartais nepavyktų, tu niekur kitur, tik tai grįžk namo, tik nepalik namų ir Lietuvos. Tai duoda laisvę ir kartu duoda tą dar didžiulį tą patyrimą, kad tu nebūsi nesuprastas, kas dažnai atsitikdavo tėvų namuose, kai sūnus pasitraukęs iš seminarijos netekdavo nei globos, nei paramos. Tai čia man tas toks platumas tos šeimos, toks tolerantiškas žiūrėjimas į savo vaiką, jau kaip į ne savo nuosavybę, nors myliu jį be razumo, be proto, galiu galvą už savo vaiką atiduoti, bet tas supratimas, kad tai yra laisvas kitas žmogus, Dievo duotas jo gyvenimui, nebe mano norams įpildyti. Tai va jis toks išvažiavo iš tų namų, o iš tikrųjų tai ką, baigė, mokosi namuose, prisišveitęs visokių biesų buvo, visokias aibės krėtė, gyvas ir padūkęs kažiukas. Ir tik labai, toks, kartu ir giluminis jo, jis pradžioj mokosi Oniškėlė, klasę mes aplankysim, ten nebeveikianti, aišku, ta mokykla, o paskui išvažiuoja į gimnaziją, ne į Panevėžį, kaip dalis važiuodavo ten, kur dabar yra Balčikonių gimnazija, juk ten buvo visą laiką vyrų gimnazija, nors ten rusų kalba mokė iki pat 18 metų. Išvažiuoja į Mintaują, į Jelgavą. Čia iš šito krašto visi beveik važiuodavo, dėl to, kad čia labai palyginti netoli ir turgus labai garsus. Visi čia lietuviai su savo to krašto, Šiaurės Lietuvos, ūkininkai važiuodavo su savo prekėm į Latviją. Taigi pats geriausias ir nugabenti, ir valgyti nuvežti. Tai čia daug kas, ir pagaliau mūsų Gabrielė Petkevičaitė bitė, ir aibė galima priskaičiuoti, kas mokėsi Mintaujoj, bet dabartiniai Jelgavoj, kas mokėsi Liepojoj. Čia šitą Šiaurės Lietuvos vaikų apgyventi ir buvo labai stipri Latvių ir lietuvių diaspora. Tai iš ten, jis jau baigęs tą gimnaziją, išvažiuoja į Kauną į kunigų seminariją. Seminarija lenkiška ir rusiška. Nikokio lietuviško žodžio. Viskas dėstoma lenkų, aišku, stipri lotynų kalba. Bet man tas norisi pasakyti, jau bręsta pasirinkimas lietuvybėn. Nieko negalima atskirti ir nei aušros, nei varpo, kurį jūs jau žinot. Tuos 2 pirmuosius laikraščius, kurie pradeda eiti slapto ir gabenami į Lietuvą. Susipratę jaunimas, va tie kaip jūs, nebe tie kaip mes, kur žilos galvos, bet susipratę, aukodamiesi ir rizikuodami prarasti mokslą, prarasti dėl to, kad išmetami iš gimnazijų ir išmetami iš universitetų, tie, kurie litvomanai, kaip juos vadino, toks buvo negeras žodis, ko norėt litvomanas, tai kaip bitė rašo, tai visi galvodavo, tai kas tie litvomanai, žinot, koks gandas labai greit, kažkokie nedori, gal žudo, gal kažką, tai tie pletkai mums labai greit žinomi, kažką pasakė, o jau po kelių jau kartoja taip, kad ten jau pasaulio pabaiga atėjęs tveria.
O paskui pati bitė labai gražiai sako, ir kai pradėdavo su tais jaunais žmonėmis bendrauti, kad ir tie patys lenkai, lenkuojantis, jie suprasdavo, kad tai reto švarumo, reto gražumo jauni žmonės. Bet tai va, ir vienas iš tokių yra Kazimieras. Ir įsivaizduojat, bet jie seminarijoje, nes jie lietuvaičiai, jie dainuoja. Apskritai būdavo labai seminarijos dainingos, nes, jūs patyrėt, ką reiškia gitara grojantis mūsų šiandien, kokie balsai, jūs įsivaizduojat, kad taip visa Lietuva dainavo. O einant į kunigų seminariją, tai privalėjai turėti balsą, ar ne? O tu kaipgi giedosi? Tai Kaziukas buvo tikrai retos dainos mylėtojas ir jie drįsdavo dainuoti lietuviškai. Tai va, toks jų pasirinkimas. Ne tik. Ir tada iš ten baigiantis jau kunigų seminariją, matyti tikrai, kaip jis sako, buvo ne zubrius, ne kalėjas, ne kalikas, bet turėjo gerą galvą. Jau kai susimdavo, tai atsakinėdavo puikiai, bet ne visais dalykais. Ir jisai išvažiuoja studijuoti, pasiunčiamas studijuoti, kaip dabar mes ten, kas į kur nors į Sorboną, ar dar kur nors, ar į Angliją važiuoja studijuoti su stipendija. Tai mūsų kunigų seminarija neturėjo kunigų seminarija Lietuvoje, bet dvasinė akademija Peterburge, tuo metu Petrogradas vadinasi. Petrapilis tuo metu, paskui jau po revoliucijos Petrogradas, paskui Leningradas, o dabar Peterburgas ir buvo vienu metu carinė Rusija Peterburgas. Ir man tas toks labai gražus prasideda bendrystė. Kartu tam pačiam traukiny važiuoja į tas pačias studijas, žinot kas, palaimintasis dabartinis Jurgis Matulaitis. O paskui jau kad skulptūra virš mūsų katedros, tai čia dar gilesni dalykai. Ir čia jie įsikalba jau tada. Ir kartu su jais važiuoja Pranciškus Bučys, jie važiuoja kultūros istoriją ir bažnyčios istoriją. Tai vienas iš pačių didžiausių jau rytų apeigų, ar ne, vyskupas. Bet jie bendramžiai ir bendraminčiai, palaimintasis Jurgis 2 metais vyresnis. Tai tokia kompanija ten. Ir Peterburge, aišku, jie nelietuviškai, bet jie kalbasi ir irgi tarpusavį tie lietuvaičiai lietuviškai. Ir jiemgi, o profesoriauja, žinot kas, būsimasis mūsų Maironis. Tai, toks didžiulis tinklas mūsų tų kultūros ir bažnyčios žmonių, kurie įėjo į mūsų literatūrą, kurie įėjo į mūsų kultūrą, jie neatskiriami nuo mūsų. Ir kokį postūmį turi mokytojas arba dėstytojas. Vienas akademijoje dėstytojas, matyt, buvo labai geras meno žinovas ir mylėtojas. Jis juos vesdavosi savo studentus, o Peterburgo, lobiai, muziejai, taigi ten vienas iš turtingiausių, kultūros prasme ir dabar yra šitas Rusijos miestas. Juos vesdavosi per parodas, per koncertus. Tas ir yra, kas įeina, nes jeigu tu niekur nesilankysi, tai turbūt ir nelabai suprasi, kokie menas turi kokią galią. Ir nuo čia prasideda paties būsimojo vyskupo tie pamatai kultūros, tie, kad meno vertybės, tai yra didžiulės vertybės visam pasauliui. Jos kelia tavo dvasią, jos gražina, jos tobulina, jos kviečia tobulybę, jos kviečia, juk tu pats nesupranti, kodėl gerą kūrinį atliekant klausai ir kažkas tavo širdį darosi kitaip. Kažkas tokio labai nežinai, kaip įvardyti, bet tai, kas slėpinys. Tai jis jau čia su ta pirmąja patirtim tokia kultūros vertybių, jis ir grįžta, baigia išventinamas į kunigus 1902 metais ir dėja paskirimas tai Liepoja į Latviją. Žinot, kad ir Tuma Vaižgantą ten tvėrė, čia tie lietuviai susipratę, to Lietuvoje dar irgi nelabai buvo reikalingi dar spaudos draudimo laikas. Ir ten vėl tas
jo pasirinkimas drąsiai, žinant, kad valdžia neleidžia pasaulietinė ir bažnytinė, nes, lenkiška dvasia, jisai dėstytojauja, mokytojauja, paskirtas ne tik kunigavo, ne tik aukoja mišias, bet keliose komercijos mokyklose, privačiose, jis dėsto tikybą ir dėsto lietuvių kalba, drįsta. Ir tik tai po spaudos atgavimo 1904 metais išeina tas aplinkraštis, kad jau galima dėstyti lietuvių kalbą ten, tose mokyklose ir, tikėjimo tiesas, o kunigas Kazimieras sako, aš jų seniai dėstau, aš niekada rusiškai nemokiau vaikų. Tai dabar čia mums skamba kaip legenda, bet iš tikrųjų tai pasirinkimas. Drąsiai, jaunas žmogus, ne tai, kai tu žina galva ir čia kas bus tas jau, vis tiek grabas čia pat ar ne, bet jaunam, kam ir jum teks rinktis, žinokit, sunkus darbas. Normali žmogaus prigimtis, natūraliai taip norisi, kad sektųsi. Bet tu žinai, kad opozicija nesiseks, kad reiks amžinai būti už savo vertybės. Tai 1906 metais sublogėja jo labai sveikata, nes Peterburgas, nebuvo, dabar jau nė vienas nebūsim, kol kas Rusijoje, bet labai daug vandens, labai drėgna. Ir nebegalėjo, jam balso stygas pradėjo atiminėti, blogai, nesuprato ir jis tada jau grįžta Lietuvon. Surviliškis 1906 metais atvažiuoja, tas Surviliškis yra prie Nevėžio, jeigu mes važiuotumėm į Kauną, bet per Krekenavą, ne tuo įprastu plentu. Tai labai graži vieta, ten yra pušynas, Nevėžis, labai geros sąlygos atgauti. Jūs žinot, kad net ir visiems, kurie plaučių ligas turi, siunčiami į tokius kurortus. Ir va čia sugrįžęs, bet čia vėl 2 metai tik tai po spaudos atgavimo, lenkuojantis, ten apskritai Kėdainių kraštas turėjo labai daug, tokių pusiau lenkų. Kiek ten tikrai lenkai, tai čia gink dieve nenustatau, bet tokiom kvailom ambicijom, sakyčiau. Tai reikėjo atrasti bendrą kalbą su jais. Ir taip, kad jie susivoktų irgi esą lietuviai. Tai čia prasideda aukštoji diplomatija. Čia niekam nieko nesakinėsi. O reikia taip būti su žmonėmis, kad jie staiga nejučiom atsigrįžtų į savo šaknis. Tai kunigas Kazimieras taip bandė būti. Ir čia vėl jo meilė knygai ir šviesai. Iš čia įkuria knygyną. Ką tik po spaudos atgavimo lietuviško žodžio beveik nėra. Tai jūs įsivaizduojat, ką reiškia sukaupti biblioteką. Ir dar, tuo metu Lietuvoje tokių, kaip dabar mes įpratę, dramos teatrai ar muzikiniai teatrai nėra. Ir jau buvo atsiradus Vaičkaus skrajojanti teatrų trupė. Ir ką jūs manot? Aš važiuoju į kunigą Marką, vyskupas Kazimieras, tuo metu kunigas turbūt buvo toks, bet jis irgi supranta tą meno reikalingumą. Jis kviečiasi Vaičkų. Jis kviečiasi kiną. Tai atrodo, koks čia santykis su bažnyčia, ar ne? O visom prasmėm kelti žmogų aukštyn, kad ne tik tai matytum. Labai gražiai šiandien kunigas pabrėžė tą paties vyskupo mintį, būtumėm tik tai kurmiai, kurie naktį knisa, išrausia ir vėl dingsta po žemę. Tai, čia viskas auginama palaipsniui. Ir taip iki 1911 metų staiga kvietimas atvažiuoti į Kauną, neramu visiems kunigams, kodėl didžiulė valdžia kviečia, jų malonumų tai nesulauksi, ar ne? Ir paskirimas. Kaunas, kunigų seminarija, dėstytojas. Pradeda eiti jau tikrai dėstytojo pareigas ir tada jau eis likusi beveik visą gyvenimą. Pradžiai dėstytojas, o paskui jau vicerektorius, o jūs žinot, kas rektorius. Maironis. Maironis kaip administratorius, tai čia visai gali girdėti, turbūt buvo jis tikras seminarijos rektorius. Bet
santykio jis labai didelio turbūt su seminaristais ir neturėjo. Jis administratorius. Nors atrodo iš poeto visi tikėjosi visai kitokio, bet pats jo buvimas tai jis buvo oficialus. Tai vyskupas Kazimieras, tuo metu dar kunigas Kazimieras, abi Paltaroko, šito Maironio rankos, nebe tik dešinė ranka, daro viską ir bendrabutis ir visi rūpesčiai eina per vicerektorių. Ir 1914, žinot, pirmas pasaulinis karas, evakuacija, pirmiausia, kunigų seminarija traukėsi prie Troškūnų, jeigu kas esat senelis turite to būti, tas Vašuokėnų dvaras, o paskui frontas vis tiek eina, reikia trauktis ir iš čia, su visų seminarijos archyvų, su visais dokumentais. Kunigas Kazimieras traukėsi į Smolenską, vėl Rusijos giluma. Kokia atsakomybė tau patikėti dokumentai, kur nežinai kaip gal. O dokumentus labai mėgsta visi vogti ir konfiskuoti. Ir dabar daugybė Lietuvos dokumentų, kurie liečia Lietuvos istoriją, yra Rusijos archyvuose ir niekas jų gerojų neatiduos. Tai, o Maironis, kaip jūs žinot, dabar čia Girsios atvažiuoja, Petro ir Povilo bažnyčios šventorių ten vaikšto Panevėžy, o tuos visus likusius karo metus gyvena Krekenavoje ir kuria poemą. Ir, aišku, pačią gražiausią tai Čičinską. Nes tai toks mes esame tikrai labai apsupti tos gražios, pačių aukščiausių kūrėjų dvasios ir darbų. Ir 1922 metai Vytauto Didžiojo universitetas atsikuria, kuriasi viskas nauja, prasideda naujas gyvenimas po 18 metų laisvoje Lietuvoje. Ir profesoriauti kviečiamas kunigas Kazimieras, kuria tikybos katedrą, profesorius. Ir taip iki 1926, kai čia pasirodo ta garsioji popiežiaus 10, paskui ateina 11, ar ne? Ne, 11 virš katedros. Taip. Konstitucija pasibaigus, skamba labai iškilmingai, pasibaigus didžiajam karui, išsivadavus Lietuvai, ten labai gražiai skamba. Perdaroma Lietuva niekad nebūtom viskupijom. Didžioji dalis yra ta, ką mes dabar turim, tik paskui atsiranda Vilniaus, nes tuo metu dar buvo Lenkų okupuotas kraštas ir visai neseniai kunigas Donatas yra iš naujos ir pakankamai jaunos Šiaulių viskupijos, bet tai čia jau mūsų gyvenimo metais atskiriama Šiaulių viskupija. Ir dabar, kaip rašo pats vyskupas savo dienoraščiuose, o Dieve, kai bijojom, jie suprato, kad reikės viskupų, tų nebuvo. Ir kaip mes bijojom, kad tik ne man, dėja. Kviečiamas kunigas Kazimieras 26 balandžio 4 tas ateina konstitucija, jis skiriamas Panevėžio pirmuoju viskupijos vyskupu. Tai jeigu jūs paskaitytumėt jo dienoraščius ten, kuris rašo, verkiau Kauno bazilikoje nuėjęs prie Marijos altoriaus kaip mažas vaikas. Baimė, nebegalėjau miegoti, pasidariau ligonis. Ką reiškia ateiti ant plyno plauko į Panevėžį? Kurti. Absoliučiai viską sukurti, nieko nėra. Yra tik Petro ir Povilo bažnyčia, yra trejybė. Ten, kur dabar mes matom katedrą, jinai buvo pradėta statyti šiaip miesto nauja bažnyčia, nes miestas augo Stanislovo ir jinai užsibaigė kartu su pasauliniu karu iki langų ir niekas ten toliau nieko nebestato, jau 26 ten yra griuvėsiai apaugę berželiais. Ir tu va čia ateini kurti viskupiją. Nieko nėra. Sukurti centrus, sukurti kuriją, sukurti pagaliau katedros nėra. Ten, kur yra viskupijos centras, turi būti katedra.
o karas nuo Alinės dar kraštą. Praėjo po 18 metų, tai kiekgi tiek praėjo tų metų, kai žmonės tiesiog turi atsistoti ant kojų ir kur tos lėšos, valstybė tai nedotuos. Ir čia prasideda didieji jo darbai. Ir kaip matot, 1930 metais, kovo 4 dieną, katedra jau stovi tokia, kokią dabar mes ją matom. Ir Maironis niekas kitas, o Maironis įneša švenčiausiąjį ir šventina mūsų katedrą. Ir sukuria, kaip žinot, mūsų katedrai duotas Kristaus karaliaus vardas ir sukuria Kristui karaliui himną. Na tai čia mes nemokam didžiuotis ir, ne puikiai, bet didžiuotis, ką reiškia. Maironis nedalino to himno Lietuvos bažnyčio. Ir ne tiek jau jų daug pašventino ir iš vis kiek jis tie pašventino. O mūsų katedra šventinta Maironio, nes jie buvo bičiuliai, draugai ir išliko iki pat Maironio mirties. Tai tokie užmojai didžiuliai, viskas sukuriama ir tai, ką šiandien mes atrandam ir visus centrus, juk jie ateina iš ten, iš tos patirties, iš tos, tos sandoros vyskupijos. Ir užtat mūsų katedra, jeigu jinai laikoma pati lietuviškiausia, iš tikrųjų taip, jinai pakankamai jauna juk. Ir ją statė su visa širdim ir su visų gyvenimu, tai pats vyskupas Kazimieras Paltarokas, kuravo viską. Jam labai rūpėjo, kad ta mūsų katedra būtų tokia, kokią mes šiandien ją matom. Ir kviečia visi, pačius didžiausius Lietuvos būsimuosius skulptorius. Juozas Zikaras, jis tuo metu dėsto piešimą Balčikonio gimnazijoje. Tuo metu ne Balčikonis, tuo metu vyrų gimnazija. Ir jis kviečiasi jį, tai gražiai didžiojo altoriaus Kristaus karaliaus figūrai daryti, kurti. Ir čia ir Mackevičius, ir Puzinas, pačiais gražiausiais lietuvybės simboliais, kad ir šventasis Kazimieras ten, kur didžiajam altoriuje aukštai yra mūšis ties Polocku ir kai Kazimiero karalaičio pareiškimas dovanoja mums tuo metu pergalę prie Polocko. Viskas yra apgalvota, bet viskas eina per, paties, reikia pačiam suprasti meno tą svarbą, nekičinę kultūrą, kas mūsų bažnyčiose yra, to kičo daug, bet tai, kas yra vertybė. Ir jau čia tas išpuoselėtas skonis menui, tikriem dalykam, jam labai praverčia. O jo namai, jūs kaip žinot, prie Petro, kur prie Trejybės, tas žalias namas ilgas, tai dabar jis toks ilgas. Pradžioje ten buvo tik vienas namas, čia yra sujungti bene 3, bet man atrodo vienas yra nuverstas. Ir čia įsikūrė visi tie, valdantis viskupiją centrai ir jo paties namai. Ir jau čia tas visą laiką visiems girdėtas, kad jis nestatė rūmų, bet jis rūpinosi, tikrai tą dvasinės, tais rūmais dvasios tikėjimo, kunigų auginimo, tiesiog visos bendruomenės kėlimo dievop. Bet ir kartu neužmirštant visų kitų dalykų, kurie žmogui labai svarbu. Ir čiagi jau Panevėžys darosi vienas iš stipriausių katalikų veikimo centras. Neatsitiktinai, nes vyskupas Kazimieras brendo Leono XIII popiežiaus ir popiežiaus kito Pijaus X ir Pijaus XI, tam valdymo laikotarpį. Ir Leonas XIII buvo socialinis mokslas, o jau Pijus XI tęsė tą katalikų veikimo svarbą. Kas man dabar labai susišaukia. Įjungti kaip galima daugiau katalikų. Ir Panevėžys iš tikrųjų buvo įjungtas. Ir jeigu jūs paimtumėt prieškario tą Panevėžį inteligentų ar Masiulio knygyno, Juozo Masiulio prisiminimus ar daug, čia apskritai labai buvo stipriai suorganizuotas tas katalikų veikimo centras, įsijungė pasauliečiai ir savo lėšom, ir savo patirtim, ir savo aukom.
ir savo, ir čia ir Pauliečio draugija, gyvybė, einanti iš visų, bet virš visko priekį stovi vyskupas Paltarokas. Tiesa, dar socialinis, jis pirmasis su palaimintu Jurgiu Matulaičiu pradeda dėstyti socialinį mokslą. Dabar pas mus daugiau gal sociologija, bet čia susijungia. Jie pirmieji drįsta. Ir tai irgi reikėjo drąsos, nes palaimintai Jurgį, kol tuo metu, aišku, jis buvo nepalaimintasis, tai bažnytinė valdžia žadėjo uždaryti kalėjimą. Čia per daug socialistas pasidarysi. Tai amžina ta žiūrėjimas į tai, ko reikia žmogui, kad jis iš tikrųjų galėtų būti pilnu žmogum žemėje ir vykdyti Dievo valią. Kartu viską sujungiant į tą didžiulį stiprų tikėjimą. Turbūt dar vieno svarbiausio nepasakiau, kad 1906 metais, kai jis paskiriamas Surviliškin, jis turi laisvus ilgus vakarus, jis pradeda rašyti vyskupas Kazimieras ir tada visą likusį gyvenimą jis rašė. Iki 1951 metų, kai jau tikrai apleidžia sveikata, ir tas jo atsidusėjimas, kol rašiau, tol gyvenau. Palikti yra didžiuliai klodai. Mėly žmonės, jauni, kurie išeisit į mokslus ir studijuosit, ar teologiją, nebūtinai, bet ir filosofiją, ir sociologiją, ir humanitariką, imkit kas nors vyskupo Kazimiero paliktą fondą. Jis neperleistas visas, jis nenagrinėtas, jis neprakalbintas šių dienų kalba, nes vyskupas Linas man sako, aš pabandžiau visus skaityti jo, nes yra išleista atsiminimai ir sudėti ganytojiški laiškai, sako, pabandžiau skaityti, ale žinai, neįkandu. Tai sunkus sakinys. Nėra lengvas, pagaliau tai ir kalba dar buvo ne tiek ištobulinta, kiek dabar. Arba atvirkščiai, mes taip sumažinom lietuviškų žodžių mokėjimą, kad mes greit, žinot, kaip jūs greitom žinutėm tik kalbėsimės. Bet reikia prakalbinti šių dienų žmogui, nes ten yra didžiosios tiesos, pamatinės tiesos visais gyvenimo klausimais, nes virš visko eina Dievo meilė. Tai va, čia tas Panevėžys juda gražus, visas kaip profesorė Zabarskaitė, mano profesorė, jau kaip sakydavo, tai Panevėžys, nes jin baigė ir mergaičio gimnaziją prieš pat 43 metais. Čia pulsavo Panevėžys katalikiška kultūra. Kiek buvo šviesos, kai mes dabar tik vis minim, kad čia tik Miltinis kuria tą vietos dvasią, ne, jin ateina iš vyskupo Paltaroko laiko. Ir tada 40-ieji. Nieko nebepasakysiu. Tiesa, man tai labai dar svarbu, kad vis tiek mes jau žinom, gal palaimintasis bus tuoj pat ir kunigas Alfonsas Lipniūnas, ateitininkija. 31 metais, vakar vyskupas Jonas tai labai žiauriai kalbėjo apie laisvą Lietuvą, kuri atrodė čia visus gniaužė baisiai. Gal tiesiog sušaržavo truputėlį vietom, bet iš tikrųjų taip, kadangi Smetona, prezidentas, buvo tautininkas. Nenormali, sakyčiau, bet dabar mums labai gerai pažįstama partijų kova. Tai kas jaunimą geriau užsiaugins? Liberalai kaip dabar? Ir ką, norėsim, tą darysim? Ar žmonės su labai giliu tikėjimu? Gaila, bet mes nebeturim krikščionių demokratų. Ištirpo ir jie taip pat parsidavė už gardaus valgio šaukštą ir jie balsuoja taip, kaip yra populiaru. Nors tikėjimas mano neleidžia to daryti. Tai va, ir vyko kova. Smetona norėjo, kad tautininkai būtų stiprus ir auktų skautai, tokio daugiau, nors irgi Dievo ir tėvynei šūkis, bet daugiau tokio, pasaulietinio, o vyskupas Kazimieras renkasi katalikišką sparną ateitininkiją. Pavasarininkai, angelaičiai, kaimo jaunimas ir ateitininkai jau gimnazistai. Ir kas belieka, uždrausti viešą veikimą į pogrindį. Ir
kaip aš vakar sakiau, kaip jūsų Paltaroko gimnazija kilo, kur turėjo būti mažoji kunigų seminarija, kai jam vis tik pasiūlė, kad parems vyriausybė pinigais šitą statybą, vienintelio prašymo kompromiso būti nuolaidesniam. O jo va tas atsakymas: būčiau blogas ganytojas, kad vaikų sielas išmainyčiau į plytas. Ir prasideda vajus vėl rinkti lėšas, savom lėšom statyti mažąją kunigų seminariją, kas dabar yra jūsų gimnazija. Tai, man čia nemoku pasakyti, kokio tai reikėjo drąsos ir jėgos. Tai va, o tie 40-ieji, kaip žino, tai čia jau ir kunigas Alfonsas Lipniūnas pakviestas labai sąmoningai čia vadovauti, būti kapelionu visai jaunimo, visos pradžių Panevėžio vyskupijos, o paskui jau išaugo visą Lietuvą. Ir čia būrėsi ateitininkai. Visos baudos, visos policijos persekiojimai, žino tik pats vyskupas Kazimieras, kiek reikėjo sumokėti baudų ir atstovėti, kad kunigų neuždarytų į kalėjimą policija. Tai va toks, o jau tada po 40-ųjų prasideda tie baisūs dalykai, ką jūs jau gerai žinot iš istorijos. Ir 49 metais, kai lieka Lietuvoje visi, vyskupas Reinys, Borisevičius, visi arba jau nužudyti, arba laukia nužudimo, lieka vienas jisai, bet labai gražiai šiandien kunigas Markas. Ką reiškia, kai viskas sugriauta, kai viskas griaunama, atimama visos bažnyčios, paverčiamos sandėliais, pilama salietra iš šventovės. Atpažinti galim Ukrainą. Jeigu tai bus tas pats. Šitas užkariautojas gali, tik taip, nukariauti kraštą, suniokot ir eiti toliau kariauti. Nieko naujo nekuriant. Ir jis, vyskupas Kazimieras, iškeliamas į Vilnių, ir jau čia pasaulietinė valdžia per prievartą iškelia, nes turėjo pasirodyti Tarybų sąjunga. Čia ne tai, kad čia galvoju apie Lietuvos tikinčiosius, ne. Čia reikėjo prieš pasaulį pasirodyti, kad Tarybų sąjunga tikėjimo nedraudžia, nes konstitucijai buvo įrašyta. Mes taip irgi augom tarybiniais metais. Ir vaidinti. Kaip mato dabar, dar vakarai ir po šiai dienai tebetiki, kad Rusija, ką pasakė, tą ir daro. Jinai tik pasako, bet daro taip, kaip jin visada daro. Tai visais laikais. Ir atsiduria mūsų vyskupas vienintelis tam kraujuojančiam Vilniui. Persekiojimas, juodai persekiojimas. Kai skaitai, kas ten dėdavosi jo butuose, kaip jie sugebėdavo saugumas tas blakės sustatyti visur, sekamas visur. Ir man čia, pabaigai, man tai, žinot, mes jau gal visiškai tą istoriją gal ir užmiršo, bet man yra stebuklas ir toks jaudinantis dalykas. 1951 metais, tuoj pat, atimama didžioji mūsų Vilniaus katedra. Ačiū Dievui, jos nevertė trąšų sandėlių. Mano studijų laikais tai buvo dailės galerija. Ir mes eidavom sekmadieniais 4 valandą ten klausyti vargonų muzikos. Ir labai būdavo gera sėdėti ant tų laiptelių, kurie yra dabar prie didžiojo altoriaus. Nes pirkdavai patį pigiausią bilietą kaip studentas ir būdavai ten. Tai dar bandoma ir Stalinui rašo laiškus visom prasmėm. Bando atsikovoti bent tą koplyčią, kurioje yra dabar Šventojo Karalaičio karstas, tas karstelis. Jis ten aukštai įkeltas. Jūs jau tą žinot tikrai. Deja, buvo bandoma prašyti bent išėjimą va čia iš tos, kur Gedimino dabar stovi paminklas, iš tos pusės, kad galėtų tikintiesiems bent va tą koplyčią likti. Bet suprato, kad to nebus. Ir tada realus pavojus, kad bus išniekintas mūsų šventasis. Ir
vyskupas Kazimieras ryžtasi tam žingsniui. Iškeliamas karstas, tas sidabrinis, žemyn nuleidžiamas. Išimamas jame esantis medinis karstelis, kur guli kaulelė šventojo, ir slaptoji 52 spalio mėnesį vėlų rudenį jisai, kunigas Telertas Vilnietis, vairuotojas ir šventojo karstelis. Kaip sako vyskupas, mes su rožančių rankoj kalbam rožančių. Rožinis neseniai atsiradęs žodis, mes visi žinojom, kad rožančius. Jie keliauja slaptoji Petro ir Povilo bažnyčia. Uždrausta viskas, neturi skambėti jokie varpai, niekas negalima. Ir pasitinka tik sargas. Ir taip šventasis Kazimieras, kunigaikštis karalaitis atsiranda ten. Ir tik tai 1989 kovo 4 dieną. Čia aš vyriausia pagal amžių. Aš atsimenu, kaip mes dar labai jauni visi buvom iš Panevėžio, visa Lietuva važiavom ne tik į Kazimiero mugę, bet mes stovėjom prie katedros ir kelias valandas laukiam, kol ant seminarijos studentų pečių parkeliavo į katedrą šventojo Kazimiero karstas. Tai buvo jaudinantis dalykai, vaikai. Bet jums tai jau turbūt irgi tik tai istoriniai dalykai, nes tai reikia išgyventi pačiu su savim, ko niekada netikėjai, kad tu būsi laisvas, laisva Lietuva, nes tu augai visą laiką tik tai tarybinį. Ir tu supranti, kad tos vėliavos nesapnas, o jos yra tavo valstybės vėliava plevėsuoja laisvai. Tai va, ir kągi 58 metai, sausio 3, paskutinis atodūsis Vilniui, ir jis pargrįžta Panevėžin po savo numylėtąją katedrą, kur visą laiką labai norėjo būti ir mylėjo. Šito krašto jis jau niekada nebeaplanko prasidėjus karui. Ir jeigu mes nuvažiuosim iki kapelio, šiandien matysit datas, kada miršta tėtis ir kada miršta mama. Tėtis su iškilmėmis palaidoja čia Linkuvos kalnelyje, o mama laidojama be jo, nes karas. Negalima jam atvažiuoti palaidot mamos. Tai žinot, to skausmo ir tų visko ėjo per jį, per mūsų vyskupą Kazimierą labai daug. Lietuvos istorija, visų žmonių kančia per jį. Ir turim dabar jį ten apačioj, tam gražiam kriptoj, kurioje rinkdavosi ateitininkai. Ten tarp kitko ir Mačernis yra skaitęs poeziją. Tai va, nors sako, tas jau noras būti viršui, kad kapas, kaip mes vakar sakėm, būtų kaip kunigo Alfonso, kad bilė kada, lėkdami jūs iš gimnazijos užeitumėt, kaip kada labai gera žiūrėti, kaip kada jūs, nežinau, iš jūsų klasė ar ateina, bet kai užeini į katedrą, šiaip pabūti tas kelias minutės, būna pats gražiausias dalykas, kai karys iš jūsų su didžiulė kuprinė, tyloj, niekam turbūt nepasisakys, bet draugo ateinat į katedrą, klapt su tuo dideliu kuprinė link ten, kur galima paaukoti žvakytę, jūs paaukojat žvakelę, pastovit ir išeinat. Tai didysis uždavinys jau vykdytas, jūs ieškot patarimo iš kitur, iš dangaus. Tai va, tai dabar viskas, jau aš čia jau jūs suvalgino, Dieve, aš labai atsiprašau, bet didžiuojamės, kad Linkuva mus priima, kad šita žemė čia ir kad padovanojo tą didįjį vyskupą Kazimierą Lietuvai, visuotiniai bažnyčiai. Ir aišku, jūsų gimnazijai turėti jo vardą, jūs išvaikščiosite po visą Lietuvą, po visą pasaulį,
Bet ant jūsų gimnazijos diplomo bus parašyta, kokią gimnaziją jūs baigėt. Tai to reiktų neužmiršti. Esat apdovanoti ir paženklinti. Renkatės mes, kaip ir visi, kaip ir vyskupas Kazimieras rinkosi tą pašaukimą. Tiesiog mūsų valioje. Tai linkėjimas jau ką, čia tik moralas būtų. Žinot, užbaigdamas